Tai o, šiaip netaip iki 9:30 susikrovėm daiktus. Visai susipakuota. Jauduliukas ima. Bandysime miegoti. Kada 4:30 keliamės? 4. Ir keliausim. Biškai ankstyvas rytas. Nieko, reikia be šmatkas. Ir skrisim. Pirmą kartą tikrai nedarau. Visą laiką būna telefoną. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Nieką nepafilmavom, nei kai kortom žaidžiam, nei kaip valandą jau prastumėm oro uoste. Sušalom Amsterdame, prasidėjom Makdake ir Burger King'e. Nes nėra ten ką veikti. Aš nupeini tą miestą, pasižiūri kanalų parplaukiam, tai visai fainai buvo. Jau dabar stumėm laiką oro uoste. Po valandą iki skrydžio įsimieškodami jeigu kepurės, nes turim pirmąją pražūtį. Apni savo traukinį greičiausiai. Nieką rasim, apseisim. Tai va, atsipurtėm 13 valandų, skrydį jau. Buenos Aires'o. Va, ką tik išlipom, pavalgius po 1,5 valandos skrydžio, kokias 2 valandas gerai turbulencija purtė. Tai jau galvoju atpilsiu, nieko. Nu, paskui pusę kelio gal pasnaudėm, tai visai gal nieko. Bet nepatiko. Nieko, dabar 40 minučių palaukti ir dar 4 valandas, tada po 4 valandų dar 3 valandas skrydžio ar 4. O tai dar šiandien ilgą dieną laukiu. Nu, mes pagaliau Čilį. Trumpas šiaip skrydis buvo 2 valandas tik tais iš Buenos Aires'o. Pro Concagua praskridom prie pat. Prie pat. Tai... Praktiškai jos aukštį. Jo, labai gražus vaizdai buvo palanga. Šiaip skrydis šitas jau neprailgo. Bet purtytis tiek čia 17 valandų. Plus minus, daugiau gal biškai. Vis tiek biškai švargina. Niekas svarbiausia, gavom savo bagažą. Ir netgi nieko nedėmė iš maisto, nors jau kraustė. Pasižiūrėjom, gerai, turi stacijų priek ir laisvi. Tai labai gerai, nereikės maisto daugiau pirkti. Tai dabar turim 5-6 valandas iki sekančio skrydžio. Tas labai įdomu. Čia jeigu norit pamatyti, kaip atrodo tuščias oro uostas, tai va čia reikia daryti. Čia dar. Tėlė kokio dydžio salės ir 0 žmonių. Tai va, atsibelinę pagaliau pačius pietus. Puntarenuose, pirmoji mūsų stotelė. Kas viskas sėkmingai, bagažą viską turim. Lūžom iškart skrydį visą. Tai visai trum greit praėjo. Net nesupratau, kas vyksta. O jau leisti reikia. Tai va, laukiam taksą, važiuojam miegot. Are you ready, Boots? Start walking. Fainiausia, kad čia iš istorijos vadovėlių tik grįžęs, kaip jie į Pieto kaip Magellaną.
Kad dabar stovėt Magellanas sąsiaurį, tai nelabai ir jaučiai. Čia kai nesupranti, lyja, nelyja, pirmą vėją gavom. Pila, bet saulė šviečia iš kažkur. Drauga, beveik kaip mūsų. Čia kai apsiniaukusią dieną išeini pasivaikščiot, lyja pusdienį ir tada kažko tai veidas raudonas peršti. Tai va, pasirodo prie +10, kai lyja ir apsiniaukia, čiliai galima nukepti. Jei. Šiandien raudonvėžiai tęsia savo kelionę. Anksti kėlėmės. Po pusę valandos tepu iki uosto. Lauksim paspindinus. Tai va, trečią dieną Puntarense. Ką tik atsikratėm daug šmutkių, realiai beveik pusę maistą, rūbų biškį. Tai pagal maišo sunkumą labai džiaugiuosi, kad nereiks nešti. Ką žinau, šiandien varysim į naujausios Viktorijos muziejų, pasižiūrėti laivų. Ir rytoj jau skrisim žygiuot. Ką nors pasakysi? Ar tik palinkėsi? Palinksės, labai gerai. Šiandien tokia pasiruošimo diena, susikrau daiktus, palikti dalį daiktų kitoj nakvynės vietoj ir atmiegot tikriausiai. Aš jau manau, jau atmiegojom šią naktį pakankamai. Užteks, labai reikia rankų nenukėpti, jau veidus saugom. Visai šilta, mes vieninteliai sumaikėm, visi kiti sustrikę vaikšto, bet nežinau kodėl, nes karšta. Na, čia toksai, matomai gal jie saujas mokas už tą saulę elgtis, ne kaip mes. Tai va, gerai, einam toliau eksplorint. Here we go again. Su prekais ir dabar į žygį. Sveikinam su šitais namukais. Dabar reikia patrauktis, nes žygiuosim tai net vienas. Ilgi 10 minučių laukiam taksą. Biškai vėsu. Bent jau saulė šviečia nelyja, bet